Labas, pasižiūrėkim dienos kortą paskutiniai rudens dienai, lapkričio 30. Šeštadienis, žiūrėkim, kas čia nusimato. O, kalnai nusimato, gal kopsite kur nors į kalnus. Nu, Lietuvoje kalnų gal nelabai yra, bet gal varysit į Piliakalnį išbandyti savo jėgas. Parašyta, kad tam tikros kliūtis, kurias reikia įveikti. Galbūt susidursite su tam tikrais iššūkiais darbuose, kuriuos darysite. Nebus labai lengva, pareikalaus tam tikros ištvermės, galbūt ir kažkokių įgūdžių. Ir nusimato augimas arba aktyvus laisvalaikio leidimas, kuris ir dar vieną kartą ištraukiau fakelas, kuris irgi patvirtino kaip tik tą, ką aš ką tik sakiau, kad nusimato dvasinis augimas, sąmoningumo plėtimas, suvokimas ir nušvitimas tam tikrą prasme. Kad tas savęs įveikimas visada praplečia sąmonę ir tiesiog judame į priekį, tobulėjame ir mąstome ir matome plačiau. Tai šeštadienis gal nebus labai lengvas, bet tikriausiai bus įdomus ir turint tikslą, gal nebus taip sudėtinga ir tos kalnus įveikti. O paskui užtat koks džiaugsmas ir kokia laimė, koks geras jausmas bus save nugalėjus, kliūtis nugalėjus ir tą tikslą pasiekus. Tai gražaus šeštadienio visiems, iki.